Jau daugiau kaip 25 metus vykstantis demokratizacijos procesai iš esmės pakeitė Lietuvos švietimo politiką ir praktiką. Kaip bevadintumėm šiandieną kuriamą mokyklą, gera mokykla, inkliuzinė mokykla, esmė ko gero ta pati. Siekiamybė yra mokykla, kurioje gera ir sekasi mokytis kiekvienam ir visiems kartu. Šiandieną jau yra natūralu, kad klasėse mokosi labai įvairūs vaikai, turintys įvairių gebėjimų ar specialiųjų ugdymosi poreikių, skirtingi pagal lytį, pagal savo socialinį statusą. Tačiau neretai kyla klausimas, kaip toje įvairovėje užtikrinti kokybišką ir kiekvieno individualius poreikius atliepiantį ugdymąsi. Mokykla turėtų pradėti nuo to, kokios mokykloje yra vertybės ir kokie prioritetai. Svarbu yra rezultatas akademinė prasme, bet nei kiek nemažiau yra procesas. Ir todėl čia labai svarbu tie metodai, kuriuos mes naudosime. Nuo to labai daug priklausys, ar tas ugdymas bus kokybiškas ir būtent ar tie vaikai gerai mokykloje jausis. Manau, kad panašus esame tik tiek, kad esam žmonės ir esam vienodo panašaus amžiaus ir esam vaikai. Daugiau mes esam ir tikrai jie yra visiškai skirtingi, pradedant jų charakteriais, išvaizdos, visa išvaizda ir jų interesais, požiūriais į gyvenimą, nes jie atėję visi iš skirtingų šeimų yra, tai automatiškai jie atsineša į klasę ir tą skirtingą pasaulio suvokimą. Yra žmonių, kurie truputėlį primena vienas kitą, bet jie vis tiek daug kuo skiriasi. Iš tikrųjų mes nebegalime vadovautis tais metodais, kuriais vadovavosi mokytojai mane mokydami, arba negi tų vaikų tėvus mokydami. Čia irgi galbūt iškyla problema, nes tėvai įsivaizduoja mokyklą tokią, kaip mokėsi jie. Mokytojai turėtų savarankiškai labai dažnai apsispręsti, kada jie vienokį ar kitokį metodą naudoja. Ir aišku, kad dabar ypatingai reikalingi kažkokie aktyvūs, vaizdus metodai, nes vaikai tokia visuomenė ir tokia karta. Mūsų mokykla tai du skirtingi dalykai negu kitos mokyklos. Tai čia galbūt daugiau atkreipia dėmesį į vaikus, kokiu norim renginių mes galim pasidaryti kiekvieną penktadienį. Labai dažnai matome ir tą lanksčią laiko vadybą, sakykime, mūsų mokykloje, kai nėra skambučių, mokytojai apsisprendžia, kokį laikotarpį jie vykdys vienokią ar kitokią veiklą ir nėra kažkokios aiškios netgi vietos galbūt, kur tie vaikai darbuojasi, gal jie skaito skaitykloje arba rūbinėje. Tai yra savarankiškų darbų diena, kada jie pritaiko savo įgytas žinias ir įgūdžius, dirbdami savarankiškai ir vienas kitam padėdami. Sueiname į grupės ir tiesiog darome visokias užduotis, viens kitam padedam ir būna labai iš tikrųjų smagu. Nes tu gali išmokti iš kitų, ką tu pats nežinai. O jeigu supyksta, tai tiesiog, reikia nuraminti, reikia pasiaiškinti, kas negerai, kodėl supyko. Mes lankydamiesi kitų šalių mokyklose matome ir pedagogus asistentus ir matome, kaip kartais ateina padėti tėvai arba seneliai į mokyklą ir bandėme mes tą patirtį pritraukti tiesiog į savo mokyklą. Mano mama anksčiau buvo mokytoja, tai ją buvo pakvietus. Kažkaip taip labai keista man buvo, nes aš namuose pamačiau, kad jie kažkokius tokius vaikiškus darbus darė. Tada atėjau į mokyklą ir nustebau, kad ji ten veda pamoką su mokytoja. Turiu vieną tokį užsiėmimą dar. Antradienį, ketvirtadienis tik einu. Tai čia labai svarbus kažkas. Logopedė. Mokykla turi iš tiesų specialiuosius pedagogus ir logopedė, specialią pedagogę. Tai labai smagu, kad bent kažkiek, bent vieną pamoką per dieną jie gali ateiti į klasę ir padėti tiems vaikams, kuriems labiau reikia pagalbos. Vaikai turintys spec poreikių nebūtų izoliuojami nuo savo klasės draugų, kad pats spec pedagogas jau kokį ten turėdamas tvarkaraštį, vis tiek kiek galima daugiau būtų klasėje ir padėtų vaikams turintiems problemų būtent čia vietoje. Be galo džiaugiamės studentais, savanoriais ir oficialiai praktiką atliekančiais studentais, taip pat Erasmus programos studentais, kurie irgi labai aiškiai demonstruoja vaikams
kad žmonės būna kitokie, tiesiog iš kitų šalių, kitaip kalbantis, kitaip atrodantis ir labai dažnai ne tik tai jų pristatymai apie savo šalis, bet ir kažkokia pagalba jau angliškai kalbantiems vaikams visai būna naudinga, ne tik tai ta tokia akademinė prasme, bet ir grinai pažintinė ir socialinė prasme. Man mokykloje gera, kai visi sutarė. Kai nebūna taip, kad visi pykstas ar kažkas netokio. Kai yra šalia draugai, kai šalia visada padės mokytoja, žinau, kai man viskas sekasi, aišku. Dar man gera, kai aš kažką žinau, bet ne taip, kad žinau, tiesiog kai aš kažkam išaiškinu kažką arba kažką man išaiškina, tada man labai gera būna. Žaidžia kartu su manimi, jo, kai mes pasišnekam kartu ten kažko, galbūt kartais apkalbam kažką negerai, bet Ir dar man patinka, kad mokytojas labai teisingas. Ne taip, kad jeigu tu berniukas ar mergaitė, jeigu tu berniukas kažkaip tai blogiau mano apie tave ar kažką tokio. Kai yra ramybė, visi žino, ką daro ir galbūt klysta, bet vis tiek kažką tai daro, būtent dirba. Ir tikrai, kai nėra įtampos, kai vieni kitus supranta ir gali ramiai darbuotis netrukdami. Tai tada mokykla yra tikrai gerai.